Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadieniui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis, argi jo seserys negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, tik savo tėviškė, tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Vienas rašytojas, Čarlas Vidolas, parašė savo knygoje apie vieną fermerį, kuris norėdamas su savo bičiuliais medžiotojais gerai pamedžioti ir padaryti įspūdį jiems, jisai nusipirko labai ypatingą šunį. Tas šuo buvo labai treniruotas, labai mokėjo įvairiausių dalykų. Ir jisai tiesiog išmėgino jį tikrai tas šuo toksai nuostabus ir geras. Ir štai sako savo draugams medžiotojams, einam pamedžioti ančių. Gerai, einame ir jis atsiveda savo tą nuostabų šunį. Ir žiūri ančių pulkas, šauna fermeris į tas antis ir porą nušauna ir nukrenta jos į ežerą. Ir savo šuniui sako, paimk tas antis. Ir šuo nieko negalvodamas puola į tą ežerą, parneša vieną antį, vėl šoka, parneša antrą. Ir jau fermeris visas toksai, džiaugsmingas ir patenkintas klausė kitų medžiotojų, ar nepastebėjot ko nors labai ypatingo apie šitą šunį? Ir tie tokie susiraukę medžiotojai sako, kad tas šuo kažkaip keistai plaukia, kažkaip tai nemoka tų kojų dėlioti ir nusivylė fermeris. Taip yra ir su giminaičiais, su tais pačiais artimiausiais Jėzaus giminaičiais, kurie žiūri į Jėzų ir nemato, kad tai dievystės ženklas, jo stebuklai, jo tie žodžiai, kad tikrai negali tai būti žmonių. O vis dėlto vertina, sako, ar jis ne koks Dailidė ten, ar čia mes jo nepažįstame. Visiškai kitas matymas, mato tik tai, ką nori matyti. Mes čia žinom apie jį, jau čia nepasakok, čia kažkokiu tai prisiskaitęs, gal kažkur pasivaikščiai, gal po kur modernus žmonės dar prigalvo, kad Jėzus kažkur ten Indijoje nuėjo, pameditavo, jogą užsiminėjo, ar ten Tibeto kalnuose išminties prisirinko ir tada grįžo, kažkoks kitoks. Jėzus yra viešpats ir jis yra Dievas. Jisai ateina ir daro stebuklus ne dėl kažkokio tai fokuso ar kad kažką išmoko kažkur ypatingai. Jisai parodo, kad jis yra Dievas ir kviečia į pasitikėjimą, visišką atsidavimą jam. Nes tai yra kelias į amžinybę. Jisai ir pasakė, kas paveda savo gyvenimą man, tas turi amžiną gyvenimą. Kas atsiduoda man, tas tikrai turi naują gyvenimą. Eikite, aš esu kelias, tiesa, gyvenimas, aš esu vartai į amžinybę. Ir Jėzus tą žada, jis yra Dievas, jis turi galią. O žmogus žiūri visai kažkaip susiaurėjusi, kažkaip tai ieško kažkokio prie ko prikibti. Kodėl taip daro žmogus? Dažniausiai tai daro dėl baimės, kad kažkas gali netaip įvykti, nesukontroliuoti, nesugebėti kažkaip pastebėti. Dažniausiai baimė prarasti kontrolę. Arba iš nežinojimo, sako, nežinojau, kaip čia ką daryti.
arba savęs nuvertinimu, arba iš nuostabos, kad kažkaip čia netaip neįprasta, taip tėvai nemokė, artimieji nemokė ir štai kodėl aš turiu dabar atsiduoti Jėzui. Tai reikia tik vieno dalyko paklausti. Jėzau, o ką tu manai? Kodėl tu taip elgiesi? Kodėl tu taip mokai? Ką tu Viešpatie nori pasakyti? Ir Jėzus mielai pasakys. Jeigu užklausėme, tai galvojam, o dabar jau kai pasakys, kad esame kalti dėl savo nuodėmių arba kažkokie nemokšos, tai bus gėda ir baisu. Jėzus netoks. Jis laukia, kad mes pakeltume žvilgsnį į jį ir klaustume, ką tu nori padaryti su mūsų gyvenimu. Ar tu nori pagydyti mus, ar tu nori padaryti stebuklus mumise. Jėzus sakys, noriu. Ir kodėl? Dėl to, kad jūs esate man brangus. Dėl to, kad jūs esate mano vaikai. Aš noriu iš jūsų padaryti daug didesnius žmonės. Ne tik kokius tai vartotojus, arba tik savo įgeidžių ieškotojus. Aš noriu padaryti jūs savo dešiniomis rankomis. Noriu, kad jūs Evangeliją skelbtumėte iki pasaulio pakraščių, kad žmonės tikrai pajustų, kad esu su kiekvienu iš jūsų. Jėzus nori padaryti mus didingus. Jėzus nori padaryti mus savo vaikais. Jis nori mus visiškai išgydyti ir ištobulinti. Nebijokime, nevertinkime tik tai pagal kažkokius tai savo nusistovėjusius kriterijus, bet jam atsiduokime. Amen.